Malūnų Vaikėzų Team pristato filmą Raudonkepuris. Gyvena kartą žmogus, jo vardas buvo Raudonkepuris. Norėdamas kepti savo bandeles, bet negavęs leidimo iš maisto kontrolės, jis pradėjo vis tiek kepti savo bandeles nelegaliai. Dėl to jis nemokėjo jokių mokesčių ir nepapildė vyriausybės biudžeto, kuris ir taip buvo labai mažas. Be to, jis turėjo bendrininkę, kuri kepė jam bandeles ir pardavinėjo jas be leidimo. Raudonkepuris visur eidamas siūlė savo bandeles už nedidelį mokestį, nes jis rinkoje nebuvo labai paklausęs. Be to, jis įdėjo darbo biržai ir ne tik nemokėdamas mokesčių, jis juos dar ir vogė, nes gavo bedarbio pašalpą. Gaudamas tos pinigus, jis dėjo juos į banką į savo sąskaitą. Eidamas mišku toliau pas savo senelės, Raudonkepuris linksmai dainavo savo dainelę. Lipdamas į kalną sunkiai, jau buvo nuvargęs visai, dėl to nelabai beskubėjo, nes staiga pribėgo vilkas iš mokesčių inspekcijos ir paprašė parodyti krepšį. Raudonkepuris išsigando ir bandė papirkti vilką. Bet vilkas nebuvo toks žmogus, dėl to Raudonkepuris bėgo į kojas, kiek tik jos nešė, ir vilkas įgynėsi iš visų jėgų, nes norėjo, kad sumokėtų savo baudą, bet Raudonkepuris net nenorėjo to girdėti ir bėgo vis tiek toliau. Raudonkepuris sugebėjo pabėgti nuo vilko, nes geriau pažinojo tas apylinkės. Vilkas apsižvalgęs, ar niekur jau nebemato, pasiėmęs didelį savo baltą lapą, nusibraukęs prakaitą, išsilankstė jį, pažiūrėjo, kas parašyta, pasiėmė savo mobilųjį telefoną, paskambino tiesiai į mokesčių inspekciją. Paklausė, kur gyvena senelė, nes jie įtarė. Užsirašęs visus duomenis, kuriuos jam pasakė, jis pasitarė, ką reikėtų daryti ir kokia bauda būtų. Užsirašęs baudos, apsižiūrėjo, kur reikia bėgti ir nubėgo tiesiai pas ją. Raudonkepuris, girdėdamas, kaip vilkas jį atseka, bėgo toliau žvalgydamasis į šonus. Apsižvalgė ir pasislėpė po medžiu. Tada išbėgo vilkas. Apsižvalgė visus šonus, nusibraukė prakaitą, strukčiojo pečiais ir nubėgo savo tolyn. Raudonkepuris žiūrėjo jį pro medžio šakas, kaip jis toliau nubėga. Pastovėjo ir išlindęs, ar tikrai jis toliau nubėgo ir daugiau niekas nebeseka, bėgo savo į priešingą pusę toliai nuo jo. Tuo metu Raudonkepurio senelė miegojo ant savo lovos. Vilkas, atbėgęs pas jos, sustojo, pabeldė į duris, beldė, kol senelė pradėjo keltis. Senelė nerangiai kėlėsi iš savo lovos, vilkas laukė, kol atidarys jam duris. Senelis ilgai nėra duris, nes turėjo labai daug spynų. Vilkas pasisveikino ir paaiškino, ką jis čia veikia. Kokia priežastimi čia ieško Raudonkepurio. Senelė pakvietusi vilką į vidų parodyti, kad čia jo nėra ir gali ir nebeieškoti, nes jis pati nežino, kur yra. Bet vilkas nenorėjo pasiduoti ir paaiškino, kad čia yra labai svarbus dalykas ir tai labai yra nusikalstama. Senelė labai išsigando, susiėmė už galvos ir palingavo galvą. Vilkas irgi palingavo. Bet senelė buvo neišmiegojusi ir spyrė vilkui, liepė jam nešdintis laukon iš čia. Raudonkepuris ėjo ilgesniu keliu pas savo senelę. Dėl to jis prasilenkė kartu su vilku. Šokinėdamas iš laimės, kad pabėgo nuo vilko, pabeldė pas savo senelės į duris ir laukė, kada jį atidarys. Senelė ėjo nerangiai, kaip visada atidarė savo duris ir apsikabino kartu su savo Raudonkepuriu. Senelė uždariusi duris paklausė, ką čia veikia Raudonkepuris. Raudonkepuris parodė pilną maišą pinigų, kuriuos uždirbo per tą laiką nešiodamas bandeles. Senelė papasakojo, kad vilkas buvo atėjęs ir pas ją, ir kad vilkas klausinėjo apie jų darbelius. Senelė pasakė, gal reikėtų baigti tuos darbus.
bet Raudonkepurės net nenorėjo girdėti apie tokius dalykus. Parodys pilną tašę pinigų, sako, pažiūrėk, senelė. Senelė mylėjo pinigus, paėmus tašę, pažiūrėjo ir pasakė, ne, negalim baigti. Raudonkepurės paklausė, kur aš galėčiau paslėpti nuo mokesčių inspekcijos. Senelis atsistojo ir parodė, tegu eina už namų ir tenai slėpėsi. Raudonkepurės nusliūkino savo už namų, kad nepamatytų jo vilkas. Bet Raudonkepurė pabodo laukti ir sėdėjo pas senelės. Staiga išbėgo iš miško ir senelė jam trenkė su vėzdu per galvą ir apspardė. Senelė ėmė skrosti vilką, kad turėtų bent šiek tiek pinigų. Parėjo Raudonkepurės iš miško, kur slėpėsi nuo vilko. Senelė pasakė, parduosime šitos kailius turguje ir nusipirksime šiek tiek vaistų ir maisto. Sukrovė viską krepšį, jie išėjo turgų parduoti visko. Filmo žvaigždės. Senelė. Raudonkepurės. Vilkas.